Sveiki! Jūs žiūrite Vaikų kanalą. Šiame vaizdelėje skaitysime ir sudėsime Bitė Maja dėlionių knygelę. Kokios šaunios skruzdėlytės ir kokie juokingi jų šalmai. Maja ir Vilis nori supažindinti tave su savo darbščiaisiais draugais. Kai pateka saulė, sumaniusios skruzdės surenka spyglius ir augalų likučius, ketindamos supilti milžinišką skruzdėlyną. Joms padirbėjus pieva bus švari, žemė derlinga, o gėlės dar gražiau žydės. O dabar Maja ir Vilis sveikinasi su linksmuoju Maksu ir žaviaja Lara. Sliekas nepailsdamas rausė koridorius, kad dirva būtų puri ir joje gerai jaustųsi augalai. O taškeliais pasidabinusi gražuolė Boru žeminta kenkėjais. Ji naikina amarus, kurie nusiaubė augalų lapus. Maja ir Vilis linki geros dienos mieliems pievos stipruoliams. Teodoras moko savo mažai gimnaitį, kaip reikia darbuotis kartu treniruojant raumenis. Dėmesio! Užsikimšk nosį, nes abu darbininkai ridena mėšlo rutuliukus. Šie vabalai taip švarina pievą. Maja ir Vilis taip pat netinginiauja. Jie rūpestingai renka žiedadulkes ir gabena jas į avilį. Jau greitai bus pagamintas gardus medus. Pievoje visi darbuojasi iki 9 prakaito. Kasdien čia triukšminga ir linksma. Jeigu kada eisi pasivaikščioti pievan, pabandyk surasti mūsų draugus. Bites, skruzdės, sliekus, boružės ir vabalus. Jie tikrai ten bus. Pabaiga. Kokia nuostabi knygutė! Dėliones galima išimti ir sudėti vėl ir vėl. Jos puikiai laikosi, neiškrenta, tiesiog super! Jei jums buvo įdomu, nepamirškite paspausti like ir apačioje parašykite, kurią iš šių dėlionių knygelių norėtumėte matyti kitame vaizdelėje. Bembis, Minė, Princesių gyvūnėliai ar Ratai 2. Ačiū, kad žiūrėjote! Iki! Čia galite matyti kitus Vaikų kanalo vaizdelius.